Šiąnakt po 2 valandos Kėdainiuose prie Alvydo Kanapinsko gatvės 6 namo užsidegė lengvasis automobilis. Jį apėmusias liepsnas gyventojai pamatė išgirdę triukšmą. Išgirdau signalizaciją. Šitoks rėkimas signalizacijos, priejau prie langą pažiūrėti, kuri mašina, žiūriu po medžiais, čia jau liepsnoja. O signalizacija buvo įjungta tos mašinos, kuri degė? Jo signalizacija reikia. Iš paskutinis laiptinis čia vyriškis toks pasiėmė savo mašiną, įjungė signalus, kad atitrauktų mašiną, šitiek mašinų aplink stovi. Ir išplisti gaisrą? Galėjo išplisti plačiau, tik šitiek mašinų. Laimei ugnis kitų automobilių nekliudė, nes ugniagesiai atvyko nedelsdami. Atvykus ugniagesiams automobilis jau degė atvira liepsna, tačiau gaisras buvo labai greitai užgesintas. 5 minučių bėgė turbūt gaisras buvo lokalizuotas ir netrukus visiškai likviduotas. Ar automobilis stipriai nukentėjo? Na taip, automobilis nukentėjo, išdegė variklių skyrius, sutrūko priekinis stiklas, taip pat aprūko salonas. Na, manau, kad eksploatuoti jis jau netinkamas. Kaip paaiškėjo, degęs automobilis priklauso Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnui. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu bus aiškinamasi, ar automobilis nebuvo padegtas. Tokių įtarimų yra. Nustatinėjant gaisro kilimo priežastis talkina ir ugniagesiai. Mes atlikom pirminę apžiūrą, nustatėm gaisro židinio vietą, išimti yra daiktiniai nurodymai, kurie bus nusiųsti į ekspertizę. Alvydo Kanapinsko gatvės daugiabučių namų gyventojai su automobilių niokojimu susiduria ne pirmą kartą. Čia kažkokia gauja, žinokit, yra. Važiamos laikė pas mūsų per savaitę mūsų mašina 2 kartus buvo išlaužta. O anksčiau būdavo tokių automobilių padegimų jūsų kieme? Buvo, čia tam užuolaidiniukui buvo uždegta. Jei gyventojai ką nors žino apie padegėjus, gali pranešti anonimiškai pasitikėjimo telefonu 837 30 30 50.